Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien pakalbėsime apie tai, apie ką šnekama turbūt visą šią savaitę ir dėmesys didžiausias nukreiptas yra į pasikeitimus krašto apsaugoje. Kalbu apie ministrų pasikeitimą ir apie tai, kiek iš tikrųjų pinigų galima buvo ir kiek bus skiriama krašto gynybai. Apie tai šiandien kalbuosi su Tėvynės sąjungos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Sveiki, Laurynai. Sveiki. Norėjau pasiklausti pačioj pradžiai. Kaip pačiam atrodo, Laurynai, kodėl įvyko vis dėlto tai, kas įvyko? Kodėl krašto apsaugos ministrė buvo pašalinta iš savo posto? Matyt, daug priežasčių rinkinys. Aišku, tą geriausiai gali atsakyti pati ministrė pirmininkė, premjerė, kuri tokį sprendimą priėmė. Aš jau visą savaitę irgi kartoju, kad patraukti reikėjo anksčiau. Pakeisti ministrę reikėjo anksčiau. Tokia mano tezė, toks mano teiginys ir aš tą grindžiu keliais aspektais. Pradėkime nuo to, kad vasara prasidėjo, mano požiūriu, skandalingų ir Lietuvos gynybos sistemoje dar nebūtų sprendimų patraukti karinės žvalgybos vadovą visiškai nepaaiškinus aplinkybių, faktų ir priežasčių. Problema yra kame, ne tik nepagarba karininkui, kuris 30 metų atidavė valstybei, bet nepagarba yra ir kariuomeniai. Nes tu sukuri precedentą, kai gali bet kurį karininką, išskyrus kariuomenės vadą, kuris yra tvirtinamas Seime, patraukti tokiu būdu. Be aplinkybių tyrimų, be įrodymų. Tiesiog patraukti, po to inicijuoti tyrimą, o po to neva imituoti kažkokias taikos darybas, kai visi suprantam, kad jeigu eisi į teismą, ten užtruksi 2-3 metus ir visi jau bus apie tave pamiršę. Tai mes tada kaip komitetas stojo mūru, beveik visas komitetas stojo mūru už karinės žvalgybos vadovą, ir taip sukūrėm jam erdvės, šiek tiek galbūt mūsų pagalba, paaiškinti situaciją, kodėl toks sprendimas yra priimtas. Ir tai mano požiūrį buvo pirmas ženklas, rodantis ne tik šito aspekto, šitos vietos, šito klausimo problemą, bet ir matyt metodiką, kurią savo veikloje taiko ministrė. Nes tai jau buvo diagnozė savotiška, kaip yra daromi sprendimai mūsų valstybėje, kai mes kalbame apie karinę žvalgybą, kurios vadovas yra įsitikinęs su amerikiečiais, su kitų strategiškai mums svarbių valstybių karinėmis žvalgybomis. Tada einam toliau. Vasaros vidurys ir prasideda 3 transportinių braziliškų lėktuvų epopėja. Epopėja, kuri, mano požiūriu, irgi sunkiai suprantama. Pirmiausia, nebuvo sugebėta paaiškinti, kodėl 700 milijonų mažiausiai pirkinys yra reikalingas būtent dabar. Kaip tai siejasi su pilno operacinio pajėgumo divizijos plėtote? Ar tai yra tai, ko mums šiandien reikia? O galbūt kaip tik reikėtų dabar daryti viską, kad kuo greičiau pasirašytume kontraktą dėl artilerijos bataliono kūrimo papildomo, oro gynybos sistemų papildomų sukūrimo, ko nėra. Ir mes toje epopėjoje dar iki šiol gyvenam. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą. Mes sugebėjom komitete išgauti pažadą dar tuometinės ministrės, kad kol vyksta ikiteisminis tyrimas, jokio kontrakto nebus pasirašyta. Ta pati pažadą pakartojo dabar prieš dieną ministrė pirmininkė, aš tai vertinu teisingai. Ir iš esmės mes su tokiais sprendimais, šitoje epopėje 3 transportinių braziliškų lėktuvų mes savotiškai diskredituojam visą mūsų gynybos planavimą. Ir čia yra ta globalesnė problema. Ir Artūrai, jeigu aš tai jūsų paklausiau, o ką mes per 10 mėnesių šitų, kai yra nauja ministrė buvo, nepaskirta, per Dovilę Šakalienę 10 mėnesių, kokį mes įsigijimą padarėm, turiu omeny, sunkinant diviziją, įgalinant diviziją, kad būtų galima sakyti, naujas kontraktas. Ar yra nors viena... Greičiausiai... Gynybos sistema, oro gynybos sistema yra... Greičiausiai niekas neatsakytų, ar ne, Laurynai? Ne, aš atsakysiu, nėra. Nes aš labai gerai žinau, kad tokių kontraktų nėra. Bet dėl lėktuvų transportinių, kurie tikrai gali palaukti mažiausiai 30 metų, tai čia buvo, užsukta visa sistema. Tai ir kyla klausimų, kodėl taip vyko. Tai šitie dalykai, aš jau nekalbu apie mikroklimatą, psichologinius dalykus. Aš kaip buvęs ministras, žinot, visi ministrai buvę turi vis dar tos, socialinius ryšius toje darbovietėje, kur dirbo anksčiau. Ypač, kai tu tikrai turėjai tokį gražų santykį su visa komanda ir aš labai vertinu ir gerbiu krašto apsaugos sistemos darbuotojų. Bet, suprantat, problema yra tame, tie žmonės, kurie ten dirba, aš kalbu apie netgi civilius, jie yra kantrus, jie yra užgrūdinti.
Tai aš nekalbu apie karius, apie civilius. Jie yra, žinot, net jeigu ir vyksta tam tikri dalykai, jie vis tiek supranta, kad tai yra konfidencialu, čia yra sistemos vidų, yra garbės reikalas kažkaip išsaugoti tą, iškentėti, jeigu kažkas ne taip, kažkas nepatinka stilistika. Bet kai jau jie pradėjo šnekėti, tai aš jau labai aiškiai supratau, kad ant galvos šokinėta buvo taip, kad jau kitaip tu negalėjai pasielgti. Tai, visą sumą sumarom turim tokį paveikslą. Aišku, dabar atrodo įdomiai, kad ministras statydinta tada, kai reikalauja didesnių pinigų gynybos biudžetą. Tai čia ir yra klaida, matyti ir ministras pirmininkės, premjerės, kad visą tai reikėjo padaryti anksčiau. O šansas buvo tada, kai buvo naujos vyriausybės formavimo. Aš suprantu, kad iš esmės čia greičiausiai yra du klausimai, kuriuos reiktų atskirti. Vienas tai yra, ar ministrė buvo tinkama savo darbą, ir kitas klausimas yra, dėl ko ji buvo patraukta, ar ne? Nes, kaip turim tokį mitą, ar ne, pradėkim gal šnekėti labiau apie ministrę. Visą laiką yra šnekama apie tai, kad socialdemokratų gretose Dovilė Šakalienė buvo geriausia kandidatė, kokią jie, turėjo. Ar sutinkat, Laurynas, su tom ar ne? Nes apie tai nuolat buvo šnekama, nes jeigu ne į tai... Man dabar draugai siunčia nuorodas į mano pasisakymus lapkričio pabaigoje praeitų metų, gruodžio pradžioje, kur aš sakiau taip, tikrai pats geriausias kandidatas įmanomas socialdemokratų pusėje, galbūt trūksta vizijos, krypties ir taip toliau, nes socdemai visą gynybos srity tokie yra daugiau linkę pasitikėti, ką NATO pasakys, o ne tai, kad ne tik, kad klausyti, ką NATO pasakys ir daryti, ką sako, bet dar ir patiems plėtoti savo nacionalinę gynybos mintį, būti labiau inovatyviems, plėtoti visuotinę gynybą, kas mažiau rūpi socdemams. Tai čia yra tradiciškai. Atsimenat, kai įstojame į NATO, kaip pasakė, koks skirtumas, kokia kariuomenė dabar NATO mus apgins. Tai šito truputėlį baiminausi jų net ir tada. Ir panašiai, bet vis tiek galvojau, kad tai bus asmenybė, kuri tikrai ateis tvarkingai, sutelks komandą, tam tikras kryptis kažkokias nurodys ir taip toliau. Buvo kaip buvo. Matot, yra ministrų būnant krašto apsaugos, ypač krašto apsaugos, noriu pasakyti ir pabrėžti, yra išbandymas puikybė. Reikia tai pasakyti. Aš jums papasakosiu per savo asmeninę prizmę. Žinot, aš buvau neilgai ministru, 8 mėnesius, atidaviau visą savo jėgas per tą ministravimą, bet per tą audringą savaitę, kai mane skyrė, ten buvo, atsimenu, daug jėgų, kurios nenorėjo, aš būčiau paskirta. Kai jau pasirašė prezidentas įsakymą, ateina protokolo mama, aš taip vadinu, Salvina, dabar jinai prezidentūrai, matykit, turbūt gal susiję, kad į prezidentūrą išėjo iš kamo su kiekvienais dalykais. Sako, bus ceremonija dabar perdavimo. Sakau, turbūt mes su Arvydu Anušausku nueisim kažkokią auditoriją, paspausim rankas, Arvydas pasakys žodį, aš pasakysiu žodį, ir einam dirbti. Ne, pas mus čia bus rikiuotė, himnai, vėliavos, skeptro perdavimas. Sakau, galim be skeptro, aš, tiesiog tik 8 mėnesius ateinu, galima kažkaip be skeptro. Ne, čia viduramžių tradicija. Gerai, šitą mes procedūrą išgyvenom, atvažiuoju iš ryte, kitą dieną jau kaip ministras į darbą, atvažiuoju po 7 ryto, nes reikėjo prioritetus rašyti. Žiūrim, adjutantas stovi prie durų, pasitikdamas, atidaro man duris mašinos, atiduoda pagarbą. Aš sakau, Marikai, ką tu čia darai? Sako, tokia tradicija. Kiekvieną rytą ministrą reikia pasitikti. Sakau, Marikai, buvo geras, nuostabus karys mūsų. Sakau, Marikai, šitą mes nuėmam, į 2 aukštą aš pats nueisiu, o tu dar su manim ir nespėsi. Tai, suprantat, vieniems, kurie ant žemės stovi tvirtai, tai tokie dalykai, jie, tiesiog jie ką, jie gali paveikti, gali nepaveikti. Manęs nepaveikia, aš suprantu, kad tai laikina ir aš su savo komanda tapau draugai, su kuriais dar iki šiol bendrauju. O gali paveikti žmogų psichologiškai. Tau atrodys, kad tu čia yra amžiams, kad tu čia turi skeptrą rankose kiekvieną dieną. Karūna ant galvos atsiranda iš karto. Suprantat? Visi pagarbas atiduoja, visi lenkėsi. Ir tada tu pradedi galvoti, kad tu valdovas. Tai yra išbandymas puikybė. Ir ne visi politikai tokį išbandymą išlaiko. Tai man atrodo, Dovilė neišlaikė. Gerai, o ta informacija iš kur yra? Iš žmonių, kurie dirba? Nes man pačiam irgi, kai prasidėjo šitas, skandalas, jeigu taip galim pavadinti, ar ne, pačiam irgi teko kalbėti su keletu žmonių, kurie dirba arba dirbo ministerijoje. Tai jie irgi tikrai didžioji dalis neigiamai atsiliepia apie Dovilę Šakalienę. Kokia jūsų informacija ir patirtis? Matyt, panašiai. Aš, Artūrai, nenoriu labai čia dabar leistis į tai, nes tai jau yra istorija. Verdžiam naują puslapį, reikia naujo ministro ir visą kitą. Bet faktas, aš manau, kad vakar
mes ir matėm šiokį tokį ministerijos žmonių žinutę, ar ne? Facebook'e, ar ne, kur čia atsisveikino. Užslėpta tokia rafinuota, gražiai apgalvota, reikia pasakyti, gabų žmonės, pagirti juos tikrai. Aš manau, kad vakar kame buvo, taip, jeigu jūs matėt filmą vaikystėje, mes, man atrodo, beveik vienamžiai, gal aš šiek tiek vyresnis, Sunkus vaikas. Ar teko matyti filmą Sunkus vaikas? Ar turi? Tai filmas, kai atsimenu tą sunkų vaiką, kažkas įvaikino, visi bandė 100 kartų, niekas nepaėmė, jį paėmė, išvežė ir vienuolė su visais dar neįvaikintais vaikais, tenais vaikų namuose, leido balionus, fejerverkus, valgė tortus ir šventė, kai jį išvažiavo, ta prasme, jisai iš tų vaikų namų, nes jis visus kankino. Tai man atrodo, vakar buvo tokia būsena krašto apsaugos ministerija. Gerai, bet kai šnekam apie argumentus, jūs ne pačioj pradžioje užsiminėt, kad Dovilė Šakalienė turėjo būti patraukta anksčiau. Kokios tos priežastys? Tai yra šitų orlaivių braziliškų pirkimas, kas toliau? Nepadaryti darbai kažkokie? Ar buvo patraukta turėtų būti dėl to? Vadovo patraukimas, orlaiviai diskredituojant mūsų gynybos planavimą ir aišku, be jokios abejonės tai, kad nebuvo greičio ten, kur jis turėjo būti. Greitis turėjo būti. Žiūrėkit, kaip aš dirbau. Kiekvieną pirmadienį GRA vadovas, gynybos resursų agentūros ir viceministras, kuris kuruoja įsigijimus. Vienu metu vienas buvo, po to tada išvažiavo Greta į Briuselį, po to atėjo Monika. Kiekvieną pirmadienį mes žiūrėjom kokių 6-7 pagrindinių pirkimų progresą. Vat reikia kariuomeniai, reikia spartinti procesus. Kiekvieną pirmadienį žiūrim, ką mes nuveikėm per savaitę. Kur pasistumėjom. Tiek į naują kontraktą, dėrybose, tiek, sakykime, taip jau esamų pirkimų, tam tikrą, kada atvykimas, kada pristatymas ir panašiai. Reikia pinigų, įsigijimų, pavyzdžiui, oro gynybos sistemų. Mes susiskaičiuojam, aš už popierių, pas finansų ministrę, pas Gintarę, va tokia ministrė, sėdim prie stalo pas ją, aš sakau Gintarė, va to reikia. Pabandom pažiūrėti, gal yra lėšų. Tai mes 2 kart padidinam gynybos finansavimą. Per mano 8 mėnesius, kai aš atėjau jau į suplanuotus biudžetinius metus, noriu pasakyti. Nes tu įrodai, kad to reikia. Vyriausybė tai buvo prioritetas, ieško resursų, jos skiria, mes kontraktuojam, mokam avansą. Ir žiūrim, kad greičiau ateimas ateitų pagal kontraktą ir taip toliau. Tai va tokio darbo nežinau, ar jis vyko. Ta prasme, aš nežinau, ar jis vyko dėl įsigijimų. Buvo daug chaoso, buvo daug viešų ryšių. Taip, jeigu jūs manęs paklaustumėte, Artūrai, kur jos privalumai, nes aš tikrai pripažinčiau. Tai pirmiausia, aišku, atstovavimas. Tikrai reikia pripažinti, jis atstovavo gerai. Visi tie interviu, Fox News, Amerikos medijom, jie buvo geri. Jie buvo į 10-tuką. Komunikacija per nelaimę pabradėje. Manau, viskas tvarkoj. Tai atstovavimas tarptautinis jis buvo gerai. Bet turėkim galvoj, kad tai yra 5, maksimum 10% ministro darbo. Šitie dalykai, kuriuos tu labiausiai matai, kaip yra spaudžiamos rankos, yra pokalbiai daromi, ir visa kita. Visa kita yra vidaus sistemos įgalinimas. O dabar mes turim gynybos resursų agentūros vadovas patrauktas, greičiai dar labiau kritę. Reikia dabar žiūrėti, aš nežinau tų skaičių, bet pasižiūrėti, kiek yra nepanaudotų pinigų dar šiais metais. Tai yra nuolatinė kamo problema, tiesą sakant, kad daug pinigų susistumė metu gal ir tada jau kontraktai pradeda tų, kurie nepanaudoja, permeti į NATO programas tam, kuriems negalioja ta metų taisyklė ir tada ten amuniciją perki iš jų ir panašiai, po to sutaupai iš kitų metų ir keli resursus į kitus metus. Tokia yra jau logika, bet kiek man per metus pavyko sumažinti nepanaudotų lėšų iki minimumo, sakykim taip, kažkokio tai mažiausios ribos per pastarosius kelis metus. Tai šitoje vietoje nežinau, kaip jai sekėsi. Taip reikia pripažintas, socialinis paketas kariam yra geras dalykas. Ta padarė, nes gynyba augo ir tas buvo padaryta. Mes iki 2 kart darėm tos paketus. Bet reikia nuolat, bandyti atliepti karių mūsų poreikius. Tai tokie dalykai yra, kuriuos aš skaitau, kaip tikrai padarytus darbus. Negali taip, čia visiškai sumenkinti Dovilės Šakalienės darbo. Jokių būdų ir nesiruošiu to daryti. Yra dalykų, kurie yra tikrai neblogai padaryti ir pajudinti. Galų galia tas pats finansavimas, jis tikrai auga. Tai irgi reikia pripažinti, kad yra ministrės nuopelnas. Bet kiti dalykai, toks labiau chaosas nei strateginis planavimas. Gerai, dar norėčiau truputėlį paklausti jūsų dėl braziliškų transporterių. Ką man teka yra girdėti iš ministerijos darbuotojų, kai jie pasakojo tokius dalykus, kad pavyzdžiui šitie braziliški transporteriai atsirado pilnai neapsvarščius, jų nebuvo pilnai praeitos procedūros, kaip įprastai užtrunka tie svarstymai. Jie atsirado pakankamai staigiai, be to buvo į viešumą galvojama,
kaip pagrysti jų poreikį. Ir buvo ieškoma priežasčių, kodėl jų reikia. Ką tai rodo? Kad, galbūt jų mums visai ir nereikėjo tų transporterių. Kokia jūsų informacija? Ką jūs žinote apie tai? Ar mes iš tikrųjų šitos transporterius perkam kažkieno naudai, galbūt iniciatyvai ir kam jų reikia? Tikiuosi, kad specialių tyrimų tarnyba atsakys į klausimus, kuriuos jūs užduodat, nes faktas, kad daug yra ženklų, kurie šiaip nėra normalioje veikloje, įprastam gynybos planavimui. Gerai, pradėkime nuo to, kad buvo paleista specialiai mitų. Bet Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pirmininkas tuometinis Giedrimas ir mes taip suveikėm kaip komanda toj vietoj ir šiaip su juo gerai buvo dirbti. Mes vis tiek, žmonės ne šiaip iš kažkur, tai mes turim patirties gynybos srityje, tai jau ten pasakojau mums nepapasakos. Tai pirma buvo paleistas gandas, kad neva tai Spartanai po 30 metų nebegalės skristi ES oro erdvėje. Kai netikrini informacijos, gali patikėti, nes jau buvo pradėję kalbėti apie tai. Net ministrė pirmininkė jau pradėjo taip kalbėti. Aš dar sakau, ponia Inga, nepasimaukit, nes čia yra nesąmonė. Kodėl? Kariniams orlaiviams bus išimtis. Kariniams orlaiviams yra išimtis. Tai šitoj vietoj iš karto jie atsitraukė nuo to. O kur problema? 30 metais, jeigu tu vykdai civilinį skrydį po 30 metų, tai būtų apribojamas. Kitaip tariant, jeigu kažkas su VIP zona skrenda iš taško A į taško B, tai būtų apribojamas. Jeigu tai būtų karinė misija, nebūtų apribojamas. Suprantat? Ir kai jie suprato, kur mes pagavom, iš karto atsitraukė nuo šito argumento, 30 metų nebeliko. Šiaip Spartano jos modernizavus, taip, tai nėra problemų, aš sutinku, dėl detalių, dėl viso kito, dėl tiekimo iš Italijos, jie yra pajėgus veikia iki 36 metų. Tai mes taip ir priėmėm sprendimą NSGK, kad žiūrėkit, sustabdom dabar pirkimą, dėrybą sustabdom, ateina 30 metai, mes jau būsim sukūrę pilno operacinio pajėgumo diviziją ir tada jau galim žiūrėti orlaivius. Ar ne? O tokia mintis, toks sumanė. Tai be abejo, tas mano sprendimas buvo išmintingas, gal jisai bus ir taps realybė. Tai čia pirma situacija. Antra situacija, pats pirkimo procesas, jisai vyksta atvirkščiai įvyko. Nes yra kaip? Kariuomenė pasako, mums reikia tokio pajėgumo. Arba tame pajėgume, kurį yra problemų, keisti naujų pajėgumų. Tada susirenka visi viceministrai, ministrė, kariuomenės vadovybė į GRT. GRT yra Gynybos resursų taryba krašto saugos sistemos. Ir jie svarsto, kad reikia to pajėgumo. Pasižiūrė, biudžetas yra, nėra, bet pajėgumo reikia. Tada nėra taip, kad ateini ir sakai, mes norime Embraerių. Tada tu pasakai Gynybos resursų agentūrai, GRA, kad šito pajėgumo mums reikia. Tai jūs raskite su kariuomenė kartu, kuri įmonė, koks pasiūlymas bus geriausias. Kainos požiūrių, politinių, geopolitinių požiūrių, techninių požiūrių, ar ne, reikalavimų išpildymo požiūrių ir taip toliau. Toks turėtų būti kelias. Poreikis, paieška, opcijos, pasirinkimas. Tada gali dar nueiti, jeigu didelis pirkinys į VGT, kas ir įvyko. Čia buvo atvirkščiai. Jau buvo aišku nuo pat pradžių, kad yra Embraeriai, kad jie yra pasirinkti. Ir visi ten tos kitos paieškos buvo tiesiog imitacija procedūrinė, negu realus bandymas ieškoti kažkokių alternatyvų. Nes tas laikas, kurį davė, pavyzdžiui, pateikti pasiūlymus kitom įmonėm, akivaizdžiai buvo per trumpas. Taip nieks nedaro. Tokio pirkinio taip greit nieks neplanuoja. Tai čia procedūriškai tikrai padaryta buvo ne taip. O tada einam į turinį. O turinys, Artūrai, tas pats. Ar tai yra to, ko mums dabar reikia? Vienas klausimas. Atsakymas matyti, ribotų resursų kontekste tikrai ne tai. Tada einam toliau į klausimą susiję, o kodėl brazilai? Kodėl ne amerikiečiai, kuriuos gali bandyti, ar ne? Kai karių dar reikia čia išsaugoti karius ir bandyti kaip įrankį naudoti pirkimą. Kodėl ne Airbusas arba europiečiai, kur tu gali net safe pinigus panaudoti ir nukelt įsipareigojimus valstybės toliau, nes tai yra lengvatinės paskolos. Ar ne? Kodėl šitų dalykų nebuvo padaryta? Nebuvo paaiškinta, todėl analitiškai tikrai galiu pasakyti, kad buvo visiškai kiauras projektas, todėl jis net laikė kritikos net Nacionalinio saugumo gynybos komitete, kur šiaip nėra ekspertai, bet yra politikai turintys patirties. Tai šią prasme aš manau, kad tai buvo tikrai procesas, kuris buvo daromas absoliučiai ne taip, kaip turi būti daromas. Ir ar ten yra kažkokie interesai, ar ten yra kažkokios schemos kitos, tos jau kai kalbam apie jau korupcinius dalykus, čia tyrimas STT parodys.
Na turbūt, tai pažiūrėsim, bet šnekant apie gynybą, dabar ne apie ministrę. Kaip manot, ar socdemai iš tikrųjų planavo neskirti tų 5 procentų su truputėlio gynybai ir buvo bandoma paslėpti tai? Aš manau, kad tikrai buvo bandymas mažinti finansavimą suplanuoto nuo VGT laikų. Čia tikrai taip, bet nedramatiškai. Nu, žiūrėkit, supraskime vieną paprastą dalyką. Tu gali ten vyriausybės viduje nulaužti ministrę, kuri nekalbėtų, nesikreiptų ekspertus ir taip toliau. Nu, bet tik tai registruoji biudžetą, taigi mes tai skaityti mokam, opozicija. Mes skaičiuotai mokam. Tai kitą dieną mes išeinam ir pasakom, žiūrėkit, nu, nėra 5 procentų. Yra ten 4,5, 4,3, tai kur VGT sprendimas. Yra prezidentas, kurio, tai yra įcementuota taisyklė, kurią jis yra paskelbęs visam pasauliu, tam pačiam Trumpui ir kitur, ar ne, ta prasme, taigi čia mūsų vizitinė kortelė. Vakarų mintise mes jau senai tos 5-6 procentus skiriam, nes mes pasakėm VGT ir jau paskelbėm, kad skiriam, dar net neskyrė. Tai aš manau, ir prezidentas čia būtų suveikęs kaip, toks vartininkas šito proceso. Tai opozicija, prezidentas, tikrai nebūtume leidę mes tokį veiksmą padaryti. Kas tikrai, tai dėl to iki galo nežinau, aš nesu tikras, ar čia tikrai buvo toks sumanymas, būtų kvaila, bet galbūt ir buvo. O kalbant apie jų tą interesą kitą, tai jis akivaizdus, kad tos pinigus sudėti kuo platesnį dėžę įrankių, kuriuos tu gali finansuoti. Ta visa inžinierika, infrastruktūra savivaldybių, tai čia yra tikrai pavojingas dalykas ir čia, manau, kariuomenės vadas gerai panaudojo tą trinkelių analogiją. Gynybos biudžeto trinkelizacija ne tai, ko mums reikia. Be jokios abejonės, kur tu gali išmesti milijonus, 100 milijonų pinigų į dalykus, kurie visiškai nesusiję su gynyba. Aš sutinku dėl vieno dalyko. Aš, pavyzdžiui, sutinku ir manyčiau pritarti reikėtų, kad, pavyzdžiui, kariuomenė galėtų nupirkti automatinius ginklus pagal VRM tarnybų priklausančių ginkluotosiom pajėgom karo padėties metu standartą ir nupirkti ir jiems duoti panaudoti. Nes aš esu nupirkęs dar būdamas ministrų kulkosvaidžius minimi. Ir duodi pasieniečiams, kur kariuomenė su pasieniečiais per pratybas ruošiasi gynybos planam, ar ne, įvairiam treniruojasi. Tai čia aš suprantu, čia nemanau, kad yra problema, bet jau keliai, darželiai, dalykai, kur jau yra visai kiti, tai čia jau be jokios abejonės buvo bandoma mus truputėlį apžaisti. Kas dar yra įvykę? Tai mes dabargi pasiūlėm pataisą su Gintarė. Tai Skaistė. Tai dabar jie dar šalia šitų dalykų įrašė yra, kad gynybos fondas irgi galės būti skiriamas kariniam mobilumui. O kaip buvo prie mūsų, kai mes sukūrėm gynybos fondą? Tada gynybos fonde viskas tik tai gynybai, tik tai įsigijimams. Ir buvo veža eilutė iš bankų solidarumo mokesčio, kad iš bankų solidarumo mokesčio tai mes galim karinį mobilumą. Bet jis buvo tik tai mažas takelis visame gynybos fondo kontekste. Tai ką jie dabar siūlo biudžeto projektą ir gynybos fondo įstatymo pakeitimus, kad visas fondas galėtų būti skirtas kariniam mobilumui, keliam ir visą kitą. Tai mes prieš 2 dienas su Gintarė registravom pataisas, kurios tiesiog neleistų šitų dalykų padaryti. Nei trinkelizuoti gynybos biudžeto viso, nei gynybos fondo paversti asfaltavimo fondu. Žiūrėkit, Laurinai, kad būtų aišku visiems, ir visiems žiūrovams, galit pasakyti, šiaip iš principo, ar dabar koks yra numatytas biudžetas gynybos, yra rizika, kad tie pinigai, kurie numatyti krašto apsaugai, bus panaudoti kitiems projektams nesusijusiems su krašto apsaugai? Sakyčiau, kad apie 700 milijonų teoriškai gali būti pinigų skirtų ne tiesiogiai gynybai. Bet tai nebūtinai reiškia, kad taip bus. Kad gynybos biudžetas dabar yra formaliai 5,38, tai pagal tas formuluotės, kurios dar nėra išbrauktos, kurias mes registravom išbraukti, bet jų nėra išbraukti. Bet jeigu, tarkim, visa tai yra panaudojama, pagal trinkelizacijos ir asfaltavimo idėjas, manau, kad mūsų gynybos biudžetas krenta iki kokių 4,8, 4,7. Gerai, bet jeigu tie pinigai, ar neimkim, Gerai, bet jeigu yra rizika, ar ne, tie pinigai gali nebūti skirti gynybai, kas tada atsitinka? Mes tada diviziją kuriam lėčiau, ko mes netenkam? Artūrai, taip, tai divizijos visas reikalas yra, jis lėtėja. Įsigijimai yra lėtėjantis, vėluojantis. Pilnas operacinis pajėgumas tai yra ne tik ginkluotės atvažiavimas, tai yra gebėjimas ją įvaldyti, personalo parengimas, infrastruktūra, daug kitų dalykų, tai yra sudėtinė tos pilno operacinio pajėgumo koncepcijos dalis, tai visą tai tiesiog sulėtėtų.
Kitas dalykas, kurį noriu atkreipdėmėsi, nepamirškime, Artūrai, mes po tų 2 dronų vasarą, Liepą, juk, sukūrėm tam tikrą bazinį planą, ką reikia valstybei turėti, kad mes galėtume detektuoti geriau bepiločius orlaivius įskrendančius į mūsų valstybės teritoriją ir kaip su jais kovoti. Radioelektroninės kovos priemonės ir kinetinės priemonės. Tai tą planą paskaičiavo Kamas. Jie atėjo pristatė komitetui, viskas gerai, dedam pliusą čia šitoj vietoj, paskaičiavo, kad tam reikia bent jau 500 milijardo papildomų. Tai šituose piniguose šitų pinigų nėra. Šitam biudžete šitų pinigų, būtent tai oro erdvės daugiasluoksniai apsaugoje, apie kurią mes dar kalbam, ar ne? Dabar vėl primom, kadangi dronas neįskrido pastarąjį mėnesį. Tik įskristų rytoj dronas. Įskrido naikintuvas, ar ne? Taip, tai dabar jau naikintuvas, bet naikintuvas čia aišku jau yra tos kitos koncepcijos visai, ne, kito lygmens priemonės. Mes kalbame apie Gerberas, Šachedus ir Geran. Tai pinigų nėra šitiem dalykam. Tai mes vėl nustumsim šitos klausimus, kuriuos reikia spręsti, saugot dangų, bent žinot, kas atskrenda ir panašiai į ateitį. Nustumsim į ateitį ir turėsim problemų. Bet o kaip suprast, Laurinai, kad mes neskiriam pinigų oro gynybai, nors, ar ne, ministrė jau buvusi Šakalienė sakė, kad mes planuojam įsigijimus, mes užsakėm, buvo šneka apie tai. Ar čia iš kokių pinigų, kur čia? Nei vieno nėra užsakymo, nei artimojo, nei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų. Buvo dar daugiau. Paskelbta viešai, kad planuojam pirkti tolimojo nuotolio oro gynybos sistemas. Čia buvo pavasarį tokia žinutė, mes buvau net antokius pakėliau. Tai kas tai yra jau? Patriot? Samty, tarkime, 2 variantai. Po to atsiverčiam planavimą 35. Tai žinot, šitas paskas povandeninių laivų priplanuoti 47. Ta prasme, kas šitą išnekus. Tai nerimtai atrodo. Tokių irgi, naudoti tokius dalykus komunikacijai viešiesiems ryšiams irgi reikia labai gerai pagalvoti. Tai daug prišnekėta buvo per tą laiką. Bet kuriuo atveju, jeigu kalbėti apie tai, ką mums dar reikia, bent vienos papildomos vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, dėl mobilių artimojo nuotolio M-Shorot, kurias 2 kontraktus padariau per savo 8 mėnesius. Vieną papildomą Nasamsą mes užkontraktavom praeitais metais vasarą. Viso to nėra, nei vieno sprendimo, nei vieno kontrakto. Gerai, bet tai tada, kai jeigu vertinam, jau praktiškai vos ne metai, ar ne, kaip dirba valdantieji, naujieji, nežinau, čia antroji koalicija, galima pasakyti, kaip manot, ką per tą laiką, per tuos metus, kiek mes pasistumėjome į priekį, stiprindami savo krašto gynybą? Žinot, matavimas yra sudėtingas dalykas. Gerai, aš galiu sakyti, kad gerai, kad tęsia komendantūros. Gerai, kad tęsia mūsų darbus pradėtus sustiprinant Šaulių sąjungą ir jos integruojant į visuotinę gynybos sistemą. Gerai, kad kontraktai, kuriuos mes esam pasirašę, yra vykdomi, sakykime taip. Gerai, kad padidėjo pinigai. Kovinės galios prasme gal nėra tokio didelio pokyčio per metus. Ir kontraktų prasme kol kas dar nėra. Bet vis tiek motivacija karių, socialinis paketas, tas irgi svarbu, nepamirškime, tas irgi svarbu. Dar kas, vėlgi noriu jau girti, bet neišeina, paimti, pavyzdžiui, dronų pasaulis, dronų pasaulis. Remt lietuvišką dronų pramonę. Kiek mes apie tai kalbame jau, ar ne? Kodėl remt? Ne tiek, kad reikia paramos pramonė, bet kurti ekosistemą Lietuvoje, ne? Pramonė, mokslas, kariuomenės poreikis. Taip, trikampis. Tai pradės metais buvom pradėję per paramą Ukrainai, įgalinti mūsų įmonės, kai kurios testavosi Ukrainai, išbandė, tada jie buvo pagal tam tikrus kriterijus, iš jų buvo nupirkta tam tikrą dronų kiekį ir nuvežta į Ukrainą. Per metus, vėlgi, grįžtų prie to klausimą, ar yra nors vienas papildomas kontraktas iš mūsų lietuviškos gynybos, pramonės, dronų pasaulio? Nėra. Nėra. Dronistai sako, nėra. Ar lėtai, ar nenori, ar bijo, sunku pasakyti. O mums greitis yra svarbu, ar ne? Nes jeigu mes skaičiuojam ten, kad ir daug tų yra ekspertų šnekančių, kad ten po keliarių metų gali Rusija būti pasirengusi pulti NATO, tai greitis yra svarbu ir veikti efektyviai. Tada išgirsti tokius dalykus, čia dronų dabar prisipirksim, o jie pasens. Tai ne apie tai kalba, tu dronus turi treniruoti, tu juos turi bandyti, testuoti, tu neturėdamas drono nežinosi, kaip jisai eina į priekį, kaip jis progresuoja, kaip jį atnaujinti reikia. Taip, tai yra ekosistema, jin kainuoja, bet tą mes privalom daryti, mes gi nieko nedarėme. O Laurinai, čia labiau yra krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės atsakomybė, kad tų dronų kažkokios ekosistemos mes nevystom? Ar abiejų? Bendra turbūt sistemos inercija, bet kurią visą laiką gali perlaužti su savo lyderystė. Nes vis tiek ministras yra vadovo sistemos. Ir čia, šitoj srity tos sistemos lyderystės pritrūko.
Pabaigai, norėjau paklausti, kaip reiktų vertinti Rusijos karinių orlaivių įskridimą į mūsų teritoriją? Dar viena eilinė provokacija Rusijos ir jų tik daugės? Taip, aš manau, kad taip, nieko čia išskirtinio nėra, tikrai dar viena eilinė provokacija. Priminimas NATO, kad tai, ką šiuo metu sardu kalbu. Mes esame gynybinis alijansas, taip, to mes nepakeisim, puolamojų nebūsim ir nereikia, bet turim tapti aktyvios gynybos alijansų. Aktyvi gynyba. Ką tai reiškia? Kurti dilemas priešininkui. Jeigu jis tau kūrė problemas, provokuoja, testuoja, tu irgi privalai kurti dilemas. Aktyvi gynyba. Nesakau, kad reikia dabar irgi tą pačią oro erdvę pažeisti Rusijoje. Ne apie tai kalba. Kalba apie kitas sritis, kurios jautrios Rusijai. Ir nebūtinai tai yra karinės sritis. Kur tu dabar priimdamas tam tikrą sprendimą, sukurdamas dilemą, parodai jiems tašką, kad jie jautrus, kad jie turi, kad tai yra kaina už tai, ką jie daro. Bet šitą reikia išmokti ir šitą reikia daryti. O jeigu NATO to nedaro, imkim, ar ne, jie tik tai pareiškia pasipiktinimą, susirūpinimą, pasmerkia, kas buvo paskutinis atvejis, ar ne, kai Lenkijoje buvo dronai, Estijoje naikintuvai, tadagi Riūtė, NATO generalinis sekretoriusgi išreiškė pasipiktinimą, taip šalis sutarė padaryti. Daugiau nieko nebuvo. Tai jeigu mes nebaudžiam Putino režimo, kas tada? Putinas turi toliau drąsiai prieš naujas raudonas linijas. Jis tikrins ribas ir tol tikrins, kol sugriaus visą atgrasimo architektūrą. Kur testavimo esmė? Tu eini į priekį ir žiūri, bus atsakas ar nebus. Tai kol kas dar ir toksai, tokiose srityse. O po to darai veiksmą kokį jau konvencinį ir tada tikėsi, kad vėl atsako nebus, tada griūna visa NATO saugumo garantijų sistema. Tai galiausiai toks tikslas. Tai mes privalom kažkur nubraukti brūkšnį. Tikėkime, kad NATO susivoks. Dėkui Jums, Laurinai, už pokalbį. Ačiū ir tu.